Labas rytas. Mes atvažiavom į vieną pavojingesnių vietų Kazachstano šalyje. Tai atvažiavom į vietą, kur anksčiau vyko branduolinio ginklo testavimai. Tai branduolinis ginklas, radiacija, galit pilnai suprasti, ant kiek tai yra pavojinga sveikatai. Ir dabar važiuoju 40 km tokiu visiškai nežinomų keliu pasižiūrėti į tas vietas, kur buvo leidžiami ginklai. Kiek man pavyks, kiek bus galima nuvažiuoti, neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, kaip apsauga, kaip įmanoma važiuoti, pravažiuoti ten, kiek pavojinga, neįsivaizduoju. Tai kol kas važiuoju keliu ir matysim. Kelią čia turim va tokį betono dangos. Tai iš patirties galiu pasakyti, kad dažniausiai toks kelias veda į infrastruktūras, karinės bazės. Tai šiuo atveju tikėtina mus nuves kažkur į teritoriją susijusią su tais bandymais. Labai tikiuosi, kad ten nebus per daug apsaugos. Ir kiek matau, mes važiuosim čia 40 km va tokiu keliu. Vienintelė ką problema šiai dienai turiu, tai kuro neturiu. Atvažiavau į tokią va šalies dalį, kad neradau niekur dyzelio. Tai turiu čia kiek? 40 litrų. Tai gal užteks čia po vietą pasivažinėti su rezervu. Labas rytas, arkliukai. Ar duosit man pravažiuoti? Atsiprašau. Sveiki. Gražuoliai. Ne su 5 kojom jūs čia vaikštot, 4 kojas. Per tokius kelius važiuoti be atsarginio rato nėra toks labai jau didelis malonumas. Mintis gyvena galvoje, kad rato neturiu. Ir galvoju, kad čia važiuoju tokia visiškai dykynė. Ir galvoju, jeigu čia buvo daromi bandymai, kiek yra pavojinga. Jeigu numirt galėtum, tai tikriausiai čia nebūtų taip galima važiuoti paprastai. Vis tiek būtų kažkokie ženklai ar uždarytas kelias. Aš tiesiog pravažiavau čia be jokių tvorų. Kur čia tie eksperimentai vyko. Oi, tikrai čia didžiulė bazė. Važiuojam be stabdžių. Viskas apleista. Bus proga grįžtant atgal pasižiūrėti. Daug apleistų pastatų. Bet kur mums toliau reikia važiuoti? Perimetras irgi aptvertas. Paleidom bombą, važiuojam dabar pasižiūrėti laukus. Kaip ten ta bomba nuskrido pas mus. Aš nežinau, ar mokslininkai ar kas važiuodavo žiūrėti, kaip ten viskas. Gal kitais būdais tiesiog pasižiūrėdavo per kompiuterius, kiek ten tas sprogimo spindulys. Nes važiuot, kur sproga atominė, kur radiacija, nebūtų protinga. Užsidėkit kaukas bendrakeleiviai. 8 km iki sprogimo zonos. Labai tikiuosi, kad grįžtant mūsų niekas nelauks ten. Nes panašu, kad gali būti kameros, kažkokios antenos sudėtos. Tai aš tiesiog pravažiavau dabar. Noriu nuvažiuoti iki vietos, kur ten buvo susprogdintos bombos. Tada bus galima grįžti atgal pasižiūrėti. Ten tos pastatus, jeigu bus dar įmanoma. Mažiau nei 2 km iki sprogimo vietos. Jaučiamas radiacijos padidėjimas. Vadinasi, bomba gerai sprogo. 242. Artėjom prie sprogimo vietos. Mažiau nei 4 km. Radiacijos lygis pakankamai didelis. Tikiuosi, kad sugrįšiu. Kaisk kavytę. Kuris kelias? Šitas atrodo patikimesnis. Esam sprogimo vietoje. Matom dūmus.
Pažiūrėsim, kaip ta bombikė ten sprogo. Radiacijos lygis pakankamai aukštas. Kaitina, labai karšta, jaučiu temperatūrą. Jaučiu, kaip dantis krenta. Plaukai slenka. Bet kas, jeigu ne aš, nuvažiuosiu pažiūrėti, kaip bomba sprogo. Ui. Koks erelis. Matau, ten angarai. Kažkokie stovi. Kosmosas. Nežinau, kaip čia viskas atrodo. Vau. Pasistengsiu ilgai čia neužsibūt. Nemanau, kad čia yra kažkokia radiacija. Nebus, kad šitos pastatus naudoja kaip taikinius bomboms ištestuoti. Nes čia toks įsprogimas, pavyzdžiui, kas čia per angaras. Vau. Kas viduje? Radiacija. Nieko, tiesiog durys. Man tikrai atrodo čia kaip simuliaciniai pastatai padaryti angarai. Nes pavyzdžiui, kaip atakuojant karinės bazės, tai būtent panašios struktūros objektai yra atakuojami. Tai negali būti, kad čia tiek testavimui buvo pristatyta tokių angarų. Ir leido čia tas raketas, atominės bombas. Nes labai daug skirtingų pastatų. Čia irgi dar vienas angaras. Įdomu šiuo metu, kiek čia yra radiacijos. Mano kūnas dar kol kas nesilydo. Tai šitie krateriai, tikrai čia bomba krito. Negali būti tiesiog duobė. Vidury nieko. Oi, kaip gerai radiacijos gauti. Ten pristatyta irgi visokiausių pastatų. Jeigu manim netikit, kad čia vyko būtent bombų testavimai, tai aš jums nuotrauką parodysiu iš palydovo, kaip viskas atrodo. Ir čia konkrečiai matosi, kiek čia viskas sugriauta yra, kaip čia tie testavimai vyko. Va, tiesiog simuliacinis tunelis ir sprogdino viską. Oi, čia netgi šaktos raketų. Čia irgi padaryti taikiniai, atrodo. Kaip viskas kas. Ir ten angaras. Čia visa testavimo bazė. Tikėtina, aš po 5 metų mirsiu po apsilankimo čia, bet kodėl nepavaikščiojus? Kodėl negavus radiacijos dozės daugiau nei įprasta žmogui? Čia irgi krateris. Ir čia angaras. Didžiulis ne angaras, bet irgi padaryta statinys. Irgi angaras susprogdintas. Bombikė. Oi, čia kiek sprogimų buvo. Čia va koks krateris įsprogdintas irgi. Galim užlipti pažiūrėti. Vau, čia tai gerai jau sprogo. Vau. Tai dar prie Sovietų Sąjungos čia pradėjo testuoti tos atominius ginklus. Kaip kiekviena šalis norėjo sukurti kuo galingesnį, taip įbauginti priešą kita šalis. Tai testavimai buvo pakankamai svarbus, bet kaip patys suprantat, tie testavimai nei gamtai, nei pačiam žmogui yra naudingi. Tai labai daug buvo užteršta teritorijų. Tikėtina esu šiuo metu vienoje iš jų pagal užterštumą. Bet ką padarys? Čia dar vienas krateris.
įsprogdintas. Oi, kokia didumo. Wow. 4-3-2. Sprogimas labai sėkmingas. Labai sprogimas pėkingas. Gali dar vieną paleisti aš čia. Pažiūrėsiu vietoj, kaip sprogsta. Nufilmuosiu. Bėgam. Nusipurtom radiaciją nuo kojų ir bėgam. Nes dar vieną bombą kolegos paleido, reikia dingt. Varom. Daug laiko neturim. Diržų susidedam. Apsaugos taip nuo radiacijos. Tai pati bandymų programa buvo viena iš pagrindinių. Tuo metu Sovietų Sąjungai pradėjo bandymus atlikti nuo 1949 ir truko iki 1989, man atrodo. Testavimai baigti. Tai galima sakyti, kad teritorija buvo naudojama kiek? 40 metų. Galima sakyti 40 metų. Tai įdomu, koks tikrai yra tas užterštumas, jeigu taip paimt ir pabandyti išmatuot. Bet nepagalvojau kažkaip išsinuomat ar įsigyt matuoklę, tai tiesiog pavaikščiau pagal intuiciją, kur galima eit, kur ne. Sugrįžom pas kolegas, tikiuosi, kad kavytę užkaitė. Man dabar reikia labai atsargiai, ten tas vienas pastatas toks atrodo renovuotas. Gali būt, kad jį naudoja. Pažiūrėkit metai, 1978. Užeikime į angarą. Nu, kur čia tas raketas montavo? Ką? Krosnis tikrai ne duona kepė, ar čia krosnis? Mechanizmų likučiai. Vagonas. Tai viskas labai logiška. Čia buvo apsigyvenęs darbuotojų personalas, kur darė ir vykdė veiksmus branduoliniams bandymams. Ir ten tiesiog bandymų visa teritorija su simuliaciniais pastatais. Čia spėjau valgykla kokia buvo, kaip visada, kaip ir karinėse bazėse. Po to namai, kur gyveno personalas, va ten tikėtina, vadinami bendrabučiai. Visas toks kaip ir karinis miestelis. Čia gali būt, kad žmonės gyvena. Kaktusai žydi viskas, čia tikrai žmonės gyvena. Čia daugiabutis, katė, čia daugiabutis. 4 kojas. Čia tikrai žmonės gyvena. Čia tikrai žmonės apsigyvenę. Gali būt, kad tiesiog darbuotojai liko gyventi. Nu, pasibaigė bandymai, tai pasibaigė. Kodėl mes negalim toliau čia gyventi? Aišku, aš dabar atrodau keistai. Čia ta kaukė, tai jūs net negalvokit.
tiesiog kaukė iš mandrumo. Pasakysiu tik, iš mandrumo čia ta kaukė. Nieko čia nereikia apsisaugot. Jeigu jau bus lemta įkvėpti to, ko negali įkvėpti, tai bus lemta. Здравствуйте. Я знаю Казахстан, эксперимент бомб, да? Да. А ты работаешь? Да. Да, эксперт, да? Да. О, Я взрываю, говорит. да? Да. Ты. Пу-пу-пу-пу-пу. Да. Да? А сколько лет работа? 20. 20 лет. И эксперимент все. И ты живу. Что там радиация показывает? Все равно радиация. Нам привыкли. Да. Это вам страшно. Да. Не, это прикол. Радиация не, да? Это прикол. Tai kaip ir mano spėjimas buvo teisingas. Gyveno čia buvę darbuotojai, tarptų bendrabučių. Ir vienas vyrukas sako, 20 metų dirbau prie pulto. Rodė, kaip raketas leidžia ranka. Bet didžioji dalis, tai čia viskas daugiau apleista tuščia. Ir įsijuokė iš mane, sako, ką tu čia vaikštai su tom aprangom kaukėm. Ir aišku, jie kauja, oi, čia ta radiacija per didelė tavo aprangai. Tavo aprangai radiacija yra per didelė. Kažkuriuo atveju atrodo neįtikėtina yra žmonių, kurie dirbo prie tų bandymų. Iš viršaus tai atrodo maždaug taip. Visa bandymų bazė, ar kaip reikėtų pavadinti. Vietiniai sako, čia ta radiacija maža, nėra net. Ten tik prie kraterio, sakė, daugiau gali kažką pajaust. Bet taip tai ne. Kaip visada žmonės sako, tai daugiau tos radiacijos gali gauti skrendant lėktuvu. Tai aš tos pačios nuomonės, daugiau radiacijos gali gauti skrendant lėktuvu, o ne važinėjant po Kazakstano branduolinio ginklo testavimo bazės. Čia įvažinėjau į miestelį, kuris pakankamai arti, 50 km nutolęs nuo tų bandymų zonų. Tai iš tikrųjų vietiniai žmonės, kurie apylinkėse gyveno, sukilo prieš valdžią, kad jūs teršiat orą, žalojat mūsų sveikatą, žmonės serga. Tai pradėjo kilt prieš valdžią, kad baigtųsi tie bandymai. Tai nežinau, ar tiesiog, kaip jau prieš pat griuvimą sovietų valdžia, gerai, nebedarysim tų bandymų, pasidavė žmonėms, nes 89 metais bandymai buvo baigti. Bet žmonės tikrai reiškia ne kartą pretenzijas, kad gana teršt mūsų žemę, mūsų orą tais branduoliniais bandymais. Einu nusipirkt pusryčiams, kažką užvalgyt. Nieko nevalgęs, vakar visą dieną važiavau, nei vandens neturiu. Tai einu į parduotuvę, okei, viskas bus gerai. Dar taip nesu matęs daržovių sudėta į vitrinas. Kaip man bananų nusipirkti? Корейка. Да. О, Банан. да. Но 3. Ai, tai čia atneša man iš ten. Aš galvojau, čia iš vitrinos išjums. Apsipirkimas vyksta, va tokia parduotuvėlė. Labai gražiai viskas sudėliota. Aprangos gražios irgi merginų. Čia sustojau prie nacionalinio branduolinio centro, kur galima nueiti šiek tiek susipažinti plačiau
su ta istorija, bandymų, testais, bet reikia rezervacijų, reikia gydų, tai nusipirkau iš parduotuvės Kūpio duonos, tai važiuojam papusryčiaut. Važiuojam papusryčiaut į sovietinį Vaiduoklių miestą. Važiuojam. Sveiki, vaiduokliai. Daugiabučiai tik belikę iš visos bazės. Pas kažką į kiemą atvažiuoju. Kuris čia Vilniaus rajonas? O, atvažiavom. Ką aš jums galiu papasakoti apie šį miestelį? Tiesiog standartinis Sovietų Sąjungos karių miestas, kuriame gyveno kariai, ar tai tiesiog paprastas karių dalinys. Būdavo ir ryšininkai visokie, tų grupių įvairiausių. Ir galima tikrai vadinti miestu, nes buvo pilna infrastruktūra, tai daugiabučiai karių šeimoms, buvo ir ligoninės, ir mokyklos vaikams. Tai praktiškai visas pilnas miestas. Yra ir Baltijos šalyse tokių paliktų miestų, prisiminkim Latvijos, kur teko apsilankyti. Tai Kazakstanas irgi neišimtis, buvo po Sovietų Sąjungą, tai Sovietų Sąjunga čia irgi prisistatė karinių bazių, karinių miestelių, o dabar tai vaiduokliai. Bet panašu čia arba griovė ir pavargo, arba dar tebegriauna viską. Nežinau, kokia tik prasmė čia viską griaut. Kainuoja daug pinigų, o nauda kokia? Jokia. Šiaip įdomu, kad visos laiptinės tiesiog išbombarduotos. Ant stogo net negalima užlipti. Va, toks butukas. Erdvus, beveik miesto centre. Dušai, tualetai. Skambykit. Skambykit, jeigu domina. Čia dar vienas labai puikus. Turim kambarį, turim virtuvę. Galimas pilnas įrengimas pagal jūsų pageidavimus. Čia dušas, tualetas. Čia vaikų kambarys. Ir be baldų. Be baldų. Skambykit, jeigu domina irgi. Geriausia pusryčiai, va. Kumpiukas, pomidoras, duona. Gal tik ne geriausiai vietoj. Čia tas vaiduoklynas sovietinis. Galim važiuoti iš to miesto. Nieko čia per daugiausiai neliko, toks pusryčių sustojimas. Ir spėju, kad prieš kokius gerus 50, jei ne 60 metų pastatyta. Tai nelabai kas čia ir liks greitų metų. Kitoj pusėje karinio miestelio atlėkiau į oro uostą. Atrodo apleistas, nemačiau jokių ženklų. Čia angarai likę, kur tikėtina parkavo lėktuvus. Slėpė. Dabar karvės priparkuotos. Vietoj lėktuvų karvės. O, jūs pažiūrėkit, ką pamačiau. Tikrai čia slėpėsi. Dar to nesu matęs. Reikia sustoti. Va čia tai jokai. Kiek esu aplankęs karinių bazių, nesu matęs tokio dar juoko. Prieš kiek 50-60 metų sovietai slėpė čia lėktuvus. Dabar Kazakstano žmonės slėpė karvės. Tokio vaizdo nesu dar matęs. Angaruose karvės.
toks pastebėjimas, gal ir teko girdėti, žemėm apipilti angarai, kad iš palydovo sunkiau matyti. Tai buvo slepiama technika. Kadangi šiuo atveju čia turim aerodromą, tai lėktuvus slėpia. Pažiūrėkim, kas čia slepiasi. Arkliukai. Arkliukai, sveiki. Kiek čia jūsų? Labą dieną. Ojojoj. Kaip laikotės? Ką? Ir jie tiesiog va taip čia stovi. Čia tiek bombų šiuo metu, kad tikriausiai tiek prie sovietų nebuvo pridėta karvių pyragų. Jie čia visi sulindę į kiekvieną angarą. Gal vietiniai naudoja čia tuos angarus? Ar jie čia savo norų taip sulindo? Nesu matęs dar taip, kad buvusiai kariniai baziai gyvūnai ilsėtųsi, poilsė angaruose. Pats takas tai išmontuotas, kaip jie netingėjo išmontuoti taką. Visas ten, vat, akmenais užbertas, tuščia vieta. Čia kiek darbo. Reikia susipilti 20 litrų rezervo. Labai tikiuosi, kad čia bus degalinė pakeliui, nes jeigu supilam rezervą, tai nieko gero. Kai pilam jau rezervą, tai nieko gero. Bet reikia išnaudoti, vis tiek aš jo neišsivešiu. Tik tiek galiu pasakyti. Čia degalinių aplink nėra, tai gerai, kad rezervą buvau susipilęs dar nuo kelionės pradžios. Bet dabar 80 km iki tokio miestelio važiuosim, ten gal bus. Ir dar yra šiek tiek vietų. Tikiuosi, kad pavyks daugiau apžiūrėti ten tų bandymų zonų. Viena tai dar yra pakeliui. Ir paskui važiuosim jau į Kazachstano apačią. Arčiau Kinijos sienos. Į ežeriuką norėčiau nusimaudyti. Almaty ten regionas gražių ežerų yra, tai bent jau vieną tikrai reikėtų aplankyti. Tai žiūrėsim, kiek čia tų kilometrų ir kiek to laiko dar liks po šiandien. Nebedaug liko, čia mažiau net 20 km iki miesto. Tai bus vienas iš pagrindinių miestų, turintis tą vardą būtent branduolinių ginklų bandymams, Semen. Ir karinis miestelis, tiesiog pridursiu, kad visiškai nėra susijęs su branduolinių ginklų bandymais. Taip, tai karinis miestelis, bet jis buvo skirtas būtent dirbusiems tarp to aerodromo karinio, kurį irgi trumpam aplankėm. Tai nesusijungia tie du dalykai, branduoliniai ginklai ir karinė bazė aerodromas. Sveiki atvykę į Semėjų, branduolinį miestą. Važiuoju branduolinio kūro užsipilt. Daug čia išvažinėjau litrų. Bendrai dabar galvoju, nuo dykumų iki sostinės važiavom 2600 km. Ir tada po sostinės tiesiog kitą dieną šokau į Busiką, magistralę, patikėkit, nuobodi, net nebuvo ką rodyt. Atsidūriau čia prie branduolinio ginklo testavimų. Tikėtina, čia susipilsiu kokį 60-70 litrų. Burna išdžiūvus, kaip noriu gert, bet pirmą turiu susipilti, tada nueisiu gert pasimti ir susimokėsiu. Kad nereikėtų kelis kartus mokėti, bet visiškai išdžiūvus burna išgėriau vieną butilaitį vandens. Kaitina saulė ir tik 40 laipsnių. Atlėkiau čia iki ratlankių padangų tvarkymo servisiuko. Tai sakė, ištiesins tą ratlankį, galima dėti, važiuosi savo laimingas toliau. Nereikia permontuoti, kaip aš galvojau. Tai jeigu įsitiesins, tikėkime, kad ten viskas gerai laikys. Aš tai labai norėčiau šitą susimontuoti ratlankį, jis man kažkaip jau patikimesnis. Tai sakė 5000, sutvarkys tą ratlankį. Važiuosiu per dykumas, tai reikia turėti atsarginį ratą vėl. Bendrakeleiviai, kurie rašė dėl domkrato naudojimo, tai papildomas aukščio reguliatoriaus varžtas buvo atsuktas tiek, kad tilptų pakišti po busiką, maksimaliai vis tiek busikas nepasikėlė iki tokio aukščio, kad būčiau galėjęs atsukti ratą.
Nu. Viskas galim toliau drąsiai važiuoti, tik domkrato neturim. Bet ir be domkrato gal sugalvosim kažką, jeigu reikės keisti. Trumpam sustojau prie monumento, kuris simbolizuoja stipresnį nei mirtis, simbolizuoja regioną, kuris buvo būtent panaudotas atominiams ginklams testavimui. Ir čia yra toks kaip monumentas, kad nors ir regionas buvo naudojamas tokiai paskirčiai, vis tiek išliko stipresnis nei mirtis, tai būtų galima suprasti. Ir vietos gyventojai iš tikrųjų net nežinojo, kad jų regionas yra naudojamas būtent tokiai paskirčiai. Tada pradėjo tikriausiai sveikatėlę šlubuot, žmonės pradėjo plūsti ligoninės, žiūrėti, kas čia darosi su sveikata. Nes ir patys bandymai, tai galite įsivaizduoti, didžioji dalis bandymų buvo atliekami virš žemės, tai ant žemės paviršiaus. Tai jeigu bomba sprogsta, vėjas nuneša tas dulkes į miestą, tai įkvėpavimo takus žmonių, kas tada darosi? Lygos darosi. Baisu pagalvot, kokie dalykai vyko. Ir mūsų darbas dar nebaigtas. Pakeliui dar bandysiu aplankyti vieną testavimo zoną. Jeigu pavyks patekt, pasidarbuosim, pasižiūrėsim, kiek ten tų bombų sprogė. Jeigu ne, judėsim toliau savo keliais. Labai karšta. Labai kaitina, o aš visas juodas. Grįžom į darbą, važiuojam. Šiandien dar viena bombikė laukia mūsų pasižiūrėti, kiek ten žalos padarė. Kelias tai toks, kaip visada, subombarduotas. Iškilo truputį nesklandumų, čia pašokinėjau per duobes, galvoju sustosiu pasižiūrėti, kaip gyvena ratai. Ir žinot ką, pastebėjau, kad man šitas amortikas, kur buvo vyrintas, varžtas atsisukinėja. Reikės susitvarkyti. Planuoju važiuoti pas vieną žmogų, bendrakeleivis davė numerį, Dainius, ačiū Dainiui, linkėjimai, davė numerį vieno vietinio, sako, nuvažiuok ten, visais klausimais padės. Tai čia nuo tų duobių man vėl noriu pabėgti amortizatorius. Šitas kelionės etapas tai jau gaunasi kažkoks Dakaras. Keliai kosminiai ir tik tvarkau būsiką. Baigiu prisukt. Gerai, kad tas varžtas prisisuka. Nes taip, tai vėl pamėsiu amortizatorių, tai tada tai nieko gera. Kazakstanas didelis, kilometrai dideli. Ne jokai būtų be amortizatoriaus. Amortizatorių dabar prisukau daug geriau nei meistrai. Galim važiuoti toliau. Atvykom į sprogimo vietą. Oi, čia kiek išsprogdinta. Einam, pasižiūrėsim. Prakaitas muša, jaučiu jau radiaciją. Skverbėsi į mane. Kaip išsprogdinta. Vau. Geras. Va čia tai krateris. Centriukas 342 esu vietoj. Matau gražų vaizdą. Tai sprogo labai gražiai, didelis krateris. Tai galim ruošti bombikę naudojimui. Tas bokštas buvęs, kas iš jo liko, tai tikėtina buvo tiesiog imitacinis statinys, kur būtent leisti tą bombą. Ir žinot, kodėl Kazakstanas tapo branduolinės testavimo programos vieta, lokacija, nes kaip ir jau minėjau, Kazakstanas buvo sudėtyje Sovietų Sąjungos ir Sovietų Sąjungos valdžia ieškojo vietos dykinės, kur galėtų daryti tuos testavimus ir atrado va čia, Kazakstano dabartinėse žemėse darytos bandymus tobulinti savo ginklus, ruošiantis karui su Amerika. Šaltojo karo metu abi pusės kūrė ir tobulino savo ginklus ir norėjo pasirodyti, kas galingesnis. Čia irgi sprogdinta matosi.
gali būti dar vienas imitacinis statinys, kuris buvo naudojamas testavimui bombai užmest. Ten krateris. Kaip daugiau čia vaizdas atrodo. Ten irgi nedidelis sprogimas matosi buvęs. Ten irgi daugiau yra vietų sprogimų. Tai čia tų bandymų atlikta buvo nemažai, bet čia galingiausi. Ten labai galingas. Ten labai galingas buvo. Nebejaučiu dantų, tai laikas apleisti jau teritoriją. Neužsibūt per ilgai. Tai dar paminėsiu, kad pats Kazachstanas yra šalis turinti vieną didžiausių urano išteklių pasaulyje. Ir būtent sovietmečiu buvo kasamas ir naudojamas tai Sovietų Sąjungos branduoliniai programai. Kiek čia prisproginėta vietų. Ten irgi, vat, kalniukai, kur matosi, ten dideli irgi sprogimai buvo atlikti bandymai. Čia baigiau atvažiuoti prie ežero, kuris susiformavo po sprogimų, po bandymų. Tiesiog prilijo lietaus ir dabar vadinasi atominis ežeras. Labai žmonės ten juokingų atsiliepimų prirašė. Įsimaudžiau, likau be odos. Įsimaudžiau, dar ten kažkas nutiko. Gal mums reikėtų įsimaudėti? Ant kiek karšta man. Kodėl čia kelias pradėjo prastėti, taip gražiai važiavom. Atsargiai, radiacinė zona. Nieko dabar nelikę. Jeigu ir ženklas rašė kažkada, kad neikite pavojingą gyvybei, tai tiek to jau. Įsivaizduojat? Čia buvo sprogimas. Va, čia visas. Vau, koks vaizdas. Man asmeniškai vaizdas tai iš kito pasaulio. Ten arkliukai ganosi. Kažkoks kosmosas, koks vaizdas. Arčiau pabandykim prieiti. Atrodo visai kita planeta man čia. Vau! Ir visas šitas tiesiog buvo vienas didelis sprogimas. Vau! Geras! Verta ir numirti dėl tokio vaizdo. Vieną kartą gyvenam. Kas ilgiau, kas trumpiau. Bet nesvarbu kiek ilgai, svarbiausia, kad nepamirškit savo gyvenimo, mėgaukitės, darykit tai, kas jums patinka ir tiesiog pajauskit tą gyvenimo jausmą. O va taip, prie didžiausio kraterio atominio ežero. Pasiekėm asfaltą, kelią ir pradedu kelionę link Almaty regiono. Šiandien jau į vakarą tiek dirbom daug, prisidarbavom, tai jeigu ir pakeliui rasiu aikštelę, ten stosiu ir miegosiu. Kol kas kelyje pasilieku ir su jumis atsisveikinsiu prieš užmiegant. Žodžiu, tragedija. Tragedija ir Kazachstano keliai, tragedija ir mano vairavimas. Priekinis kairys ratas įsinėręs. Ta prasme, visiškai išėjęs iš pozicijos. Tiesiog bandau dabar pasiekti miestelį, kurį pravažiavau. Ten mačiau servisas, kaip ir buvo atidarytas garažas. Bandysiu prašyti pagalbos. Valandą jau N20 važiuoju. Iki miestelio buvo 20 km.
Kosmosas. Tai kas yra nutikę? Šitas, neįsivaizduoju, ratas visiškai išėjęs iš rikiuotės. Labai tikiuosi, kad ne kokią šakę sulankščiau. Čia šitas kelias durnas, kaip pavadint. Ir dabar yra po 9 valandos, tai mano kelionė čia ir užsibaigs. Svarbiausia, tas ratas dar sukasi. Va taip ratas išėjęs. Matot, kur lūžo? Išvažiuoju, laikinai pavyrino man tą šakės laikiklį. Tai maksimalus greitis sakė 80, daugiau nevažiuok. Ir susitvarkyk, Almatį ar kur planuoji, nevažinėk daug su tokia suvyrinta vieta. Tai naktis važiuoju po lėtai link Almatį.